Sveiki visi, šiandien įrašinėjau video į VideoMic mikrofoną. Ką tik įsikrovė batareikos iš mano mėgstamo Holyland šitų puikių mikrofonų. Turiu nuostolį iš tikrųjų, nes vieną tokį mikrofoną mažytį Varšuvoje Holyland Lark M2 pamečiau, magnetukas nuriedėjo ir vieno tokio dėja nebeturiu, bet kad galėčiau podcastus vykdyti, pokalbius su jumis susitikęs galėtumėm kažką aptarti, būtinai reikalingas antras. Tokio atskirai vieno kaip ir nėra galimybės nusipirkti, bet tikrai mano praeitus video stebėjote, balsas tikrai yra iš karto daug natūralesnis, geriau skamba. Tai modelis Lark M2 rankoje labai kokybiškas. Jis buvo lygintinas su Rode Mic mikrofonais ir kitais brangiais. Numesiu nuorodą, kurio buvau įkvėptas video ir nusipirkau šito. Aišku, vienas dalykas, jo gera kaina. Už šitą visą rinkinį sumokėjau netoli 200 plus mokesčiai, bet turėkit omeny, kad gavau imtuvą C tipo Androido telefonams, iPhone'ams, įvairių visokių nuo vėjo paminkštinimų, laidelių, priedų, tai šita komplektacija labai pilna, nieko daugiau nebereikėjo, tik tai įrašinėti video, daryti įvairius darbus. Video tikrai kokybiškesni su šituo Holyland M42. Tai tokia mano nedidelė apžvalga, pasidžiaugimas šituo daikčiuku. Rankose atrodo nedidelis aparatėlis. Su šita dėžute yra įkraunami tiek imtuvas, tiek siųstuvas. Šitas yra mikrofonas, siųstuvas, o čia imtuvas, kuris jungiasi prie videokameros. Laidelis eina į videokamerą, tinka bet kokiai videokamerai, bet kokiam skaitmeniniam fotoaparatui, kuris turi AUX įvesti į fotoaparatą. Ir įkišus va šitaip į šitą dėžutę, jie kraunasi. LED lempukai praneša, kad įrenginėje vyksta įkrovimas. Nedidelis nukrypimas nuo temos, o dabar grįžkime prie high-end audio aparatūrų. Jeigu patinka šitie mūsų kuriami video, šitas kontentas, nepamirškite uždėti laiką, parašyti komentarą.